Nebenaudok ChatGPT. Taip skamba užrašas ant paveikslėlio prieš paspaudžiant šį video. Na ir tokį užrašą, tokį skambų užrašą pasirinkau nebereikalo, nes prancūzų kompanija Mistral pristatė savo naujausią modelį LeChat. Įdomus pavadinimas, tik tai iš prancūzų kalbos išvertus, jisai nereiškia chatą, tai reiškia katė. Na, bet modelis vadinasi LeChat. Ir štai tai yra Mistral atnaujintas puslapis. Ir kas įdomiausia, kodėl sakau, nenaudokit ChatGPT daugiau, nes viską, ką gaunat mokamai ChatGPT versijai, gaunat su Mistral AI visiškai nemokamai. Taigi šiame video tiesiog apžvelgsiu, ką šis modelis gali, ko šis modelis negali. Tiesa, pats tik skaičiau apie jį, labai nečiupinėjau, palaukiau, kol galėsiu nufilmuoti šį video ir pasidalinti patirtim su jumis. Kaip matot, Mistral AI pinigus gauna iš verslų, siūlydami įvairias paslaugas verslam ir panašiai. Ir visom keturiom yra už atvirumą, už atvirą kodą, už funkcionalumą ir paprastiem vartotojams, tokiem kaip aš ir jūs, gali pasiūlyti šį modelį absoliučiai nemokamai. Ir kiek bandžiau įsiaiškinti, tai nėra jokių apribojimų naudojimui. Tiesa, kaip ir visi modeliai, jeigu yra per didelis serverių užkrovimas, jisai gali veikti lėčiau, kas yra suprantama ir visiškai pateisinama, kadangi modelis pateikiamas jums visiškai nemokamai. Taigi šis modelis turi tokį pat funkcionalumą kaip ChatGPT, tai yra ir Canvas, ir paveikslėlių generavimą, ir netgi paiešką internete. Štai čia, jeigu pasižiūrėsim naujienas, Mistral has entered the chat, ir pasižiūrim, kas čia yra naujo. Taigi, kaip matom, galim ieškoti internete su citatom. Turim Canvas funkcionalumą, kaip matėte Cloud'e, kaip matėte ChatGPT, mokamose versijose, generuojant kodą ar generuojant kažkokį tekstą, atsidaro atskiras langas, kuriame mes galim realių laikų modifikuoti kodą, o ne tik išsikopijuoti. Supranta paveikslėlius, supranta PDF'us ir taip pat gali generuoti paveikslėlius. Ačiū Black Forest Lab, kuris leidžia naudotis Flux Pro modeliu. Labai svarbu, tai yra ne Dev, o Pro, pats galingiausias modelis iš Black Forest Labs. Ir turim krūvą kitokių dalykų, tai kaip matot, pasirodė visiškai nesenai. Ir, čia palyginimas LeChat su Cloud'e, Perplexity ir ChatGPT. Kaip matom, pasiekti naujausią modelį, kas yra ChatGPT, tai O1 preview, tai galima tik tai su mokamu, LeChat galima nemokamai. Ar galima ieškoti internete, matot, visi apart Cloud'as gali, LeChat taip pat gali. Canvas naudojimas, ChatGPT yra mokamas, Perplexity apskritai tokio nėra, Cloud'e yra limituotas, o LeChat sako taip, imkite ir naudokit. Paveikslėlių generavimo ChatGPT gali, ten 2 paveikslėlius berods sugeneruoti per parą, Perplexity, nemokamam negali, Cloud'e visiškai negali, o LeChat gali. Ir, kaip matot, į visus šios klausimus, aišku, kurios Mistral parinko, LeChat atsako taip. Ir štai čia yra keli mokomieji filmukai, kaip naudotis web paiešką, kaip naudotis Canvas ir visi kiti. Bet manau, mes nieko nelaukia, spaudžiam ant LeChat ir tiesiog išbandysim patys. Žinoma, tam, kam naudotis, reikės prisijungti su savo Google paskyrą. Štai pažiūrėkit, kas man labai patinka iš karto, koks yra švarus langas. Be jokios reklamos, be jokių nieko, be jokių kažkokių nustatymų, tiesa čia kažką galim įsitraukti, tai yra mūsų paieškos istorija, kaip matot, aš šio dalykų dar nesinaudojęs, bet principe viskas, mums nereikia jokių papildomų dalykų. Ir štai čia apačioje matom Canvas. Tiesa, jeigu įsijungit Canvas, kaip matot, Web Search ir Image Generation naudoti negalim. Lygiai taip pat kaip ChatGPT. Jeigu naudojate ChatGPT with Canvas, negalite naudoti Web Search ir Image Generation. Taip pat mobilios telefonas, taip pat ir web aplinkoje. O jeigu įsijungiam Web Search arba Image Generation, galim viską daryti. Taigi, pirmiausia, aš noriu pabandyti, ar Mistral LeChat supranta lietuviškai. Ir paprašysiu, nupiešk žmogų vaikščiantį mėnulyje. Kaip matom, suprato, ko mes užklausim ir pažiūrėsim, ar sugeneruos. Tai yra žmogus vaikščiantis mėnulyje. Kaip matom,
mes turim lietuvių kalbos supratimą, iš tai čia galim tiesiog atsisiųsti paveikslėlį ir aš toj pasižiūrėsiu, išsisaugomas JPG formatu, kas yra ženkliai geriau, nes, ChatGPT išsaugo WebP formatu, kurį po to reikia konvertuoti tam, kad galėtumėm naudoti. Taigi, paveikslėlių generaciją mes turim. Pabandykim padaryti follow-up užklausą. Paprašiau padaryk šią nuotrauką realistiškesnį. Kaip matot, realiu laiku, mišrau sukasi šiek tiek lėtokai. Matomai yra sekmadienis, 1 valanda dienos ir ko gero yra labai daug naudotojų, tokių kaip aš ir galbūt ateityje jūs, kurie nori išbandyti šį dalyką ir kaip jis veikia ir kaip pateisina lūkesčius. Matom, negali koreguoti paveikslėlių, gali sukurti naują, tai neturi funkcionalumo, kaip turi dalį. Ar tinka? Taip tinka. Pasiūlė sukurti naują nuotrauką, kuri atrodys realistiškesnė ir pasižiūrėkim, ar pavyks. Tiesa, Pro modelis, turėtų jisai sugebėti generuoti įspūdingus paveikslėlius. Ir, taip, manau, atrodo realistiškesnė. Tiesa, negaliu įsidinti per visą ekraną, bet, paspausiu like, ką galite padaryti ir jūs, jeigu jums patinka šis video. Ir tęsiam toliau. Tam, kad tęsiam toliau, pradėsiu naują chatą, kad nesimaišytų. Ir dabar įsijunkim išbandyti Canvas ir paprašysiu sukurk Minesweeper žaidimą. Tai toks standartinis Windows žaidimas, kuriame, reikia spaudinėti ant langelių ir nepataikyti ant minų. Štai čia dabar mums bekalbant, kodas yra generuojamas realiu laiku. Kaip matot, šiek tiek, yra strigimas. Nevyksta taip sklandžiai kaip su mokamais modeliais, bet vėl turėkime omeny, kad, serveriai gal yra šiek tiek silpnesni ir kadangi mišrau visus pajėgumus skiria verslui, todėl, turiu šiokį tokį uždelsimą, bet manau, kaip sako, niekas nežiūri dovanotam arkliui į dantis. Taigi yra generuojamas kodas, kaip matom, pasiūlė sugeneruoti HTML, CSS ir JavaScript žaidimą ir pažiūrėsim, ar pavyks vadinamas spongeshot, iš pirmo karto ar pavyks sugeneruoti. Štai kaip matom, generacija baigia. Ar mes galim kažkaip pasižiūrėti šitą? Čia reikia paspausti mygtuką Show Preview. Gerai, pasibandom. Kaip matom, sukūrė. Aš aprašysiu, kas man nepatinka ir kas man netinka. Štai paprašau, kad pataisytų kodą. Ir kaip matom, one shot nepavyko. Ir kas įdomu, pastebėkit, kad kodą generuoja panašiai kaip ChatGPT, pakeičia tik tam tikras vietas, neparašo viso kodo iš naujo. Štai turim atnaujintą. Skaičiukai kažkokie tai matos, bet daugiau netidenginėja. Veikimas ko gero įmanomas, tai tektų dar šiek tiek pasižaidinėti ir pasižiūrėti, kas man patiko. Mes galim grįžti į prieš tai buvusią iteraciją, tarkim, dabar yra versija antroje Minesweeper game, mes galim grįžti į pirmą ir štai matom, kas šiam kode buvo pataisyta. Labai šaunus atnaujimas ir galim grįžti į ankstesnę versiją. Šitą dalyko iš tikrųjų trūksta ChatGPT, nes kartais programuojant, rašant skriptus, to mes padaryti negalim. Tai čia labai sveikinas dalykas. Ir, jeigu aš turėčiau kažkiek daugiau laiko, aš tikrai pasižaisčiau ir pasižiūrėčiau, ar man pavyktų sukurti, visiškai veikiantį žaidimą. Dabar išbandysim web paiešką ir tam vėl atsidarysiu naują langą, uždarysiu Canvas ir atidarysiu web search ir paklausiu, kas toks yra ponas Obuolys. Labai abejoju, kad šiais duomenim bus mišrau apmokytas, todėl, mes galėsim pasižiūrėti, kaip jums sekasi ieškoti internete. Daviau čia tokią užuominą, kad, ponas Obuolys susijęs su YouTube ir kaip matom Searching the Web. Ir štai randa informacija, yra YouTube kanalas, skirtas dirbtinio intelekto tematikai. Kanalas teikia naujausias dirbtinio intelekto technologijas ir tendencijas, išsamius skirtingų dirbtinio intelekto įrankių apžvalgas, taip toliau. Ir štai čia pasispaudę galim nueiti tiesiai į pono Obuolio puslapį ir, paieška
tikrai veikia ir veikia nemokamai. Matom, antra nuoroda yra į pono Obolio Facebook puslapį, į kurį galite užsukti ir jūs. Ten aš dalinuosi taip pat dirbtinio intelekto naujienomis. Ten pirmi sužinosite apie naujai išleidžiamus mano video. Taigi, išbandysim paskutinį mano aktualų funkcionalumą, išjungsim šitos dalykus ir įkelsim failiuką. Ir paklausim, kas čia yra pavaizduota. Pasižiūrėsim, kaip gerai Mistral supranta paveikslėlis. Ir šiuo atveju čia yra pateikti duomenys vėjo energetika Europoje 2020 metais. Ir teisingai identifikuoja visus duomenys. Štai buvo įkeltas toks paveikslėlis. Ir štai tokį atsakymą gavom. Pasikartosiu, nebenaudokit ChatGPT, nes Mistral visą tai siūlo visiškai nemokamai, gal kažkiek lėčiau, bet jums tai nekainuos 20 eurų kiekvieną mėnesį. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko šis video, paspauskit like, pasidalinkit su draugais, užsiprenumeruokit kanalą, jeigu dar jo neprenumeruojat, ir iki sekančių video. Ate!